kai atvažiavau į Klaipėdą ir buvo ruduo ir buvo tokia apokalipsė man, žinai, kur tu išeini tas rūkas, nieko nesimato, žmonių nėra. Mes išėjom su drauge ir sakau, Eglė, čia nieko nėra. Žinau, kas bus, kai mes numirsim, bet aš žinau, kad mes mirsim. Nu tikrai mirsim. Taip. Ačiū Dievui, kad mirsim. Dievui, nu ta prasme, taigi taip atsibostų. O Dieve. Toma. Fotografavai, ar ne? Aš buvau menininkė, tai yra bohemiščika. Man atrodo, kad jaučiu ant liežuvio galo. Labas, jūs žiūrit Klaipėdos jaunimo teatro podcastą Ant liežuvio galo. Prieš pradėdama norėčiau priminti, jog mes esame Spotify ir tiems, kam patogu klausyti ten, kviečiu pasekti Ant liežuvio galo. O šiandien aš turiu savą žmogų, su kuria tikiu, kad labai mielai ir jaukiai pasikalbėsim. Tai yra Klaipėdos jaunimo teatro aktorė ir grupės Graži ir ta galinga narė Vaiva Kvedaravičiūtė. Labas, Vaiva. Labas. Labai taip tavo pavardę įsitempiau, kad nesuklyščiau. Kvedaravičiūtė. Aš visą galvoju, kad šitą pavardė per ilgai, jeigu aš jau noriu scenai būti, kažkas turi būti Vaiva. Nežinau. Bet tu turi viltį turėti fainą užsienietišką pavardę gyvenime. Taip. Viltis yra, ne? Viltis, taip, o jinai miršta paskutinė. Taip. Tai aš tikiu, kad taip ir bus. Žinai, kalbant, dabar, čia aš iš karto labai tokį nusiteikimą pasakysiu, jog, gerai, susitarėm su Vaiva kalbėti ir galvoju, apie teatrą pakalbėsim, apie Alisą, kadangi pagrindinis vaidmuo tu buvai Alisa, apie dabar statomą spektaklį, apie Graži ir ta galinga, ir tipo. Ir vakar, kai pradėjau ruošti, žiūriu, o Dieve, kiek Vaiva turi, kiek įvairiausių plotmių gyvenime. Ir dabar, ir buvo, ir, ta prasme, ir praeityje, kiek visokiausių dalykų. Tai aš manau ir tikiuosi, kad mes ne tik apie teatrą pakalbėsim. Aš irgi tikiuosi. Ir labai įdomu, ką tu ten atkapstei, nes gal aš ir net nežinau kažko apie save. Gal tu daugiau apie tavo mane žinai. Antrininkė kokia, žinai, veikia dalykus. Tai čia jo, anonsas. Ir tai vat, kodėl čia pradėjau tą kalbėti. Mačiau, kad tavo mylimasis yra gimęs tą pačią dieną kaip aš. Tikrai? Taip, aš esu viena. Ir kaip Lepiocha? Jo, aš esu vienais metais už jį vyresnė. Lapkričio 23. Taip. Šaulys? Taip, toks vienos dienos šaulys. Tipo, kur toks biškis skorpionas biškis. Žak, žiauriai geras. Labai geras žmogus, tikrai laikyk. Aš žinai, kas supratau, aš nežinau, kad tavo gimtadienis. Bet žinau, kad Lepiochas tą pačią dieną. Ir aš tada kažkaip supratau, kad, gerai, čia tie, žinai, horoskopai kažką, bet žmonės yra panašus. Panašus, ne? Kažkoks yra, gal tuo atsidavimo klausimu, kad visiems nori būti, žinai, visur dalyvauti, padėti, visur, žodžiu, labai toks altruistiškas. Ir Lepiochas šitą turi. Ir laisvas, labai laisvę mėgstantis žmonės. Jo, kad labai nenori įsipareigoti. Tuo ir pabaigsiu. Šitą podcastą. Ačiū, kad žiūrėjot. Žiūri geras toks momenčiukas, ta prasme, galvoju, mano hebra. Labai fainai su juo, beje, pakalbėjau per kalėdinį vakarėlį. Jo, mes kalbėjom su juo, jisai kažkaip tam kalėdiniam vakarėlį, kur legendiniam vieni kitus. Kur nėra jokių įrašų. Kur Evelina sakė, įsidedi telefoną ir šiandien yra vakaras mūsų be jokių socialinių tinklų. Ir aš taip, okei. Bet jūs mums tai dar bet tiem žmonėm, kurie buvo iš šono, ten jam buvo tikrai šokas. Net labai geras buvo vakarėlis. Gerai, čia jūs nežinote, apie ką mes kalbam. Tai klausyk, Vaiva, žiūrėk, pradedam nuo mano rubrikų. Pirmoji rubrika yra rekomendacija. Jeigu tu matėjai, nematėjai ir parekomenduoti žmonėms, ką per pastarąjį laiką, ten mėnesį, skaitėjai, žiūrėjai, matėjai, klausėjai, patyrėjai iš meno srities. Ką įdomaus galėtum? Čia filmas, kažkas. Jo, bet kas, ne? Filmas, knyga, spektaklis, ten, žinai, kažkoks albumas, kažkas, kas neseniai tave kažkuo nustebino arba kuo gyveni. Aš kažkaip pastaruoju metu daug nežiūrėjau nei filmų, nei
daug knygų skaičiau, kažkaip man yra toks, kad aš nelabai, kai yra intensyvus darbas, man sunku tada kažkur dar kitur skaityti, pavyzdžiui. Aha. Žodžiu, bet aš buvau kino pavasario vienam filme, Lenkų, nes domiuosi Lenkų kultūrai. Bet Chlopai, tie kaimiečiai, man atrodo, peasants. Labai rekomenduoju, nes labai norėjau nueiti į tą Love Vincentas, man atrodo, jis Oscarą gal gavo, ar buvo nominuotas, nežinau, tų pačių, man atrodo, kūrėjų, kur yra... Nematei šitą? Ne, nemačiau. Ir jis dabar... yra pieštas? Aš taip, žinau, apie ką kalbi, bet aš jo nemačiau. Ir mačiau, kad dabar tą kaimiečiai reklamuoja ir irgi dar nesu mačius, tai... Tai okay. Va, tai čia tikrai didelė rekomendacija nueiti šitą filmą, nes tu esi kaip ir faina istorija ir aš kaip klausiu po to savo draugo, apie ką čia šitas, žodžiu, visas iš kur čia, kodėl šitą knygą tokia, tai aš suprantu, kad ten yra kažkokia labai didelė knyga, už kurią jis gavo Nobelio premiją rašytojas, beje, tai jinai ten yra apie 1,8 kažkiek, 1,9, nu, žodžiu, kaimo gyvenimą. Aha. Ir, nu, man kažkaip labai ir pati istorija patiko, ir pats vaizdas, tai va šitą rekomenduočiau, tikrai rekomenduočiau. Gerai. Esi kaip muziejui, bet tuo pačiu ir kino, nu, žodžiu, tikrai gražus. Tai čia gal iš kino filmų, ką čia dar rekomenduočiau žmonėm? Nu, jeigu... Skaitau, ką skaitau. Aha. Dabar, žinai, ką neseniai pasiėmiau. Antrą kartą, bet čia žiūri, keista knyga gal. Nu, bet vis tiek įdomu. Jau įdomu, jeigu antrą kartą, nes... Jo, nes ten yra daug gerų minčių ir aš dabar kažkaip irgi nenoriu imti kažkokios istorijos, žinai, kad būtų, man kažkaip dabar ne. Gal labiau tokios abstrakčios mintis apie gyvenimą. Tai ten yra, mane kažkada seniai padovanojo mama. Jinai vadinasi Maurice Zundel. Jisai buvo mistikas šveicarų, teologas, mistikas, pastorius. Nu, bet žodžiu, toks, kur biškai bažnyčiai buvo... atstūmusi į šoną, nes jisai kalbėjo kažkas, kas jam gal nepatiko. Jinai vadinasi Vidinė Evangelija ir ten kažkoks labai geras, tiesiog geros tokios įžvalgos apie būtį, net apie meną, ten buvo labai faina mintis apie menininkus, kas yra, žinai, kas yra tas iš tikrųjų menas, ką reiškia kurti. Kad tai yra aukščiau, kažkur iš giliau yra paimta iš kažkokios esaties ir tai perduota žmonėm. Tai va šitą. Jinai yra tokia, žinai, labai planyti ir tu tai pasiemi, paskaitai vakare ir kažkokiu minčių gali gauti. Maurice Zundel, taip turbūt tarėsi. Aha. Nu ir gerai tas menas. Ar tu save laikai menininkė? Kas yra menininkas? Kas yra gyvenimas? Žinai, ką aš turiu mes? Meno kūrėjo statusą. Aš, pavyzdžiui, gavau meno kūrėjo statusą ir dabar galvoju. Tai, o geras. Timtų kažkas. O ne, kažkaip nieks neakcentuoja. Va, tai aš šiaip neakcentuoju. O to žiūriu, pavyzdžiui, Facebook'e. Metai ten, žinai, kokie nors draugai. Gavau meno kūrėjo statusą ir ten visi sveikina. O, nu gerai. Na taip, mes kūrė meną, tu turi tą statusą, bet aš nežinau, ką jis čia tokio jau duoda. Tokio. Nu gal tu oficialiai esi tas meno kūrėjas, bet... Čia, žinai, kaip oficialiai baigiai bakalaurą aktorinę. Taip. Ar tu geras menininkas ar ne, tai čia jau priklauso turbūt ne nuo popierėlio, ar nuo to statuso. Nu, tai gerai, esi diplomuota menininkė, tai atsiemu klausimą, tai viskas reiškia. Bet šiaip, nu, žinai, čia dar aš čia magistrą kai rašiau ir man patiko vienas, nes mes skaitėm daug, žinai, magistrinių darbų. Man atrodo, Telmano buvo, kas yra profesionalus aktorius, profesionalumo klausimą jis kėlė. Ir man visai patiko ten, nes pagal ką tu matuoji profesionalumą. Pagal patirtį, pagal kažkokius, žinai, bet tuos baigiai tą ir aną, bet tą labai sunku išmatuoti meno srityje, nes, nu, man atrodo, kad kai kurie netgi, nežinau, jeigu kalbant apie vaidybą ar apie aktorius ar apie kažką, čia yra labiau apie, tai tu gali nieko nebaigti, tu gali būti labai geras aktorius, tu gali baigti viską ir tu... Taip. Nu, žinai, čia gal labiau apie... Yra toks, vienas mano mėgstamiausių filmų, Kafarnaumas yra. Ten reikia šitą seniai kino pavasarį rodė. Ir pagrindinį vaidmenį lieka vaikas iš Libanėje, tam Beirute, man atrodo, vyksta. Ir tam vaikui, nežinau, gal 10 metų. Ir jis atlieka pagrindinį vaidmenį ir jis ne aktorius, jis tiesiog pasigavo gatvėje. Taip, aha. Aš gyvenime, aš nesuvaidinčiau taip, kaip jis suvaidino. Tikrai nuoširdžiai. Nežinau, kas taip suvaidintų, kaip jis suvaidino. Ir tam nereikia... savęs nei meno statuso kūrėjo, nei kažkokių diplomų. Tai turbūt eina iš kažkur kitur šitie dalykai. Žinai, jeigu ten būčiau mokslų daktarė chemijos srityje, tai aš manau, kad man būtų svarbu pasibaigti. Taip. Žinai. Bet žinai, tas profesionalumas,
Aš bent jau žinau labai paprastą apibrėžti, kada tu esi profesionalas tam tikros ryties, kai tu iš to gyveni. Kai tu, ta prasme, tarkime, esi koks nors rašytojas ir gyveni iš rašymo, tai tada jau tu gali save laikyti profesionalas rašytojas. Tarkim, ar ne, tai lygiai taip pat ir aktorystė, ten, žinai, jeigu tu iš to gyveni ir tau nereikia eiti kažkokio kito darbo dirbti, tada tu esi profesionalas. Bet čia, nežinau, čia labai toks, žinai, ekonominis apibrėžimas. Taip, ir jisai nutinka. Tai taip, mes gyvenam iš to, ką mes darom. Ir teatre, tai mūsų teatras, tai jis išgyvena iš to, profesionalus Klaipėdos jaunimo teatras. Profesionalus aktoriai. Taip. O šiaip tas žodis profesionalumas, tai jau tada žiūri ant scenos, ar ten profesionalu, ar neprofesionalu. Žinai, labai subjektyvus gal. Labai ir toks, žinai, patinka, nepatinka. Patinka, nepatinka. Tiki, netiki, žinai, ir visa kita. Jo. Nu, okay. Gerai. Darom knygų burtą. Tu dabar prieš einant, aš irgi papasakosiu. Prieš einant čia, Vaiva darė, ir tu nepaskaitai beje garsiai, darė knygų burtą su naujoju testamentu. Man sekmadienį įdomus... Bet tokiu palauk, didžiuliu naujoju. Didžiuliu, taip, tokiu padidintu. Man sekmadienį labai tokie įdomus žmonės ant Klaipėdos molo davė tą naująjį testamentą ir mano vyras sako, kodėl turi imi, ką tau kas duoda, sakau, bet čia knyga, kažkaip aš negaliu knygos nepaimti. Ir dar tas žmogus duodamas, sako, čia labai dideliam raidėm, bet galėsit skaityti. Ir kažkaip neprimatai. Jo, ir metėsi mašinai ir aš atnešiau į ofisą. Tai ir šiandien jau kelintas aktorius sako, naujas testamentas. Bet toks didelis, būtų kažkoks mažiukas, dar kažkaip dar nepastebėtum, bet ne per visą stalą naujas testamentas. Jo, gal mes kažką naujo statom, nes, žinai. Tai va, tai ką tu pasakė tos naujasis testamentas? Kas man pasakė? Žinai, ką pasakė? Taigi mano žodžiai yra ne iš manęs, o iš tėvo. Va, prašau. Va. Iš kažkur aukščiau negu, bet mes šis sėdim, ten yra kažkas, žinok, daugiau. Ar tu nori daryti dar su paprastom knygom? Noriu. Tokį knygų burtą? Noriu. Padarykim. Tai man dabar ką, nežiūrėti ir traukti. Pasimk kokią nori knygą, kadangi jos yra visos nusuktos. Ir neaišku, ką pasimsi. Nieko tokio. Nukrito mikrofonas. Prisiseksim mikrofoną. Bloga knyga. O Dieve, koks... Kas nemato dar ką. Koks skambus pavadinimas, okei. Kristupas Sabolius, o man jisai labai patinka. Net nepamačiau. Aha, man irgi. Apie blogą knygą galiu pasakyti tik tiek, jį kalba apie blogį. Super. Geras. Tai... Šitą mūsų bibliotekėlė yra surinkta iš įvairiausių žmonių, kas mums aukojo ir atidavė knygas. Tai va, bloga knyga atsirado pas mus. Gerai, galiu paskaityti šitą, kas čia parašyta. Išgarsėjimas yra pats teisingiausias kelias, jei nori įkūnyti blogį. Geras, čia beveik apie taip siejasi, ne? Ne išgarsėjimo reikia siekti. Nieko. Gerai. Marija, kitaip žinoma kaip geltonoji žuvis, veda už rankos mane pas prodiuserį į kabinetą, bet prieangi sustoja. Tai tiek. Marija yra tavo draugė? Marija buvo vardas, kurį aš visą norėjau gauti. Rimtai? Tikrai, aš sakiau jau Marijai, sakiau tėvam, sakau, kodėl. Rimtai? Va, čia palikime šitą knygą. Taip. Kada tu sugalvojai, kad tu nori būti Marija? Kai jau gimiau. Nežinau, man kažkaip buvo labai gražus. Izabelė, man atrodo, iš tų tokių ir Marija. Aha. Ir negavau aš tą vardą, bet gavau labai gerą draugį. Taip, draugė Marija, kuri irgi labai laukiu pokalbio su ją, bet ji yra labai užimta ir yra man paskirtas pasimatymas gegužės 9 dieną mes kalbėsimės. Bet dabar ne apie Mariją, o apie tave ir tavo vardą. Aš dabar dar prieš įjungiant kamerą, tu kažką užsiminė apie tėtį ir aš prisiminiau tavo labai fainą postą apie tai, kaip tėtis tau davė šitą vardą, o sesiai... Davė kitą vardą? Jo, ir dar yra trečias variantas. Papasakok šitą istoriją. Tai kažkaip dar kai jis buvo gyvas, aš kaip jo paklausiau,
Nes man buvo įdomu, kodėl vaiva, aš labai nemėgau šitą vardą, man toks buvo kietas, toks kažkoks vaiva, toks, Tau kietas, man kaip tik jis atrodo minkštas, toks. Nu, va, matai, gal skirtingai, žinai, kiekvienam. Tai man buvo toks visada, man buvo vaiva, aš kažkaip norėjau, Marija, Izabelė, ten kažkoks, nu, toks kažkokie skambus vardai, o čia tiesiog vaiva. Žodžiu, bet. Ir aš kažkaip paklausiu tėti, kodėl tu mane pavadinai vaiva? Pradžioje gal mamos paklausiu. Ir tada jinai sako, nežinau, ten kažkokia gal simpatija, kažkokia turėjo, kažką. Sako, paklausiu, žinai, jos, tėti, kodėl tu po mane pavadinai vaiva? Ir jisai kažkaip nesupranta, jis toks, nesuprasi, ką galvoja. Ir, tai čia, vaiva Mainelytė man patiko, va. Tai aš gal nuo Vaivos Mainelytės. Ir jisai savo visus, kadangi jisai prieš tai, po to jis tapo kunigu, bet prieš tai jisai dirbo Ventoj su mikroschemom, fizika, žodžiu, išradinėjo visokius dalykus. Ir jo visi darbai buvo pavadinti Vaiva 1, Vaiva 2, Vaiva T, Vaiva kažkas. Žodžiu, visi, tipo, mama rado netgi dabar, jinai man įrėmino vieną jo kažkokį tai raštą, jo brėžinį, kur pašta Vaiva T. Ir sako, Vaiva, visi jo buvo tiesiog Vaiva. Aš galvoju, jis tikrai turi kažkokią kitą moterį. Aš nežinau, iš kur, tai žodžiu, jisai sako, kad čia, bet gal nuo Mainelytės, gal nuo kažko. Ir tada, nes kai rinko mūsų vardus, kai aš gimiau, mama sako, aš neturėjau pasirinkimo. Tėtis sako, dabar tai bus Vaiva, Laima arba Giltinė. Man sako, tai gerai, tai gal Vaiva tada. Tada gimė brolis, ten buvo, man atrodo, Vytautas, Gediminas arba Mindaugas, tai Vytautas. O kai gimė sesė, aš sakau, Marija, pavadink Marija. Ne, sako, liko 2 variantai, Laima arba Giltinė, rinkitės, ką norit. Tai mama, tai Laima tada. Tai gerai, kad negimė, žinai, daugiau jau. Gerai, kad Giltinės neatsirado. Galėjo būti, kad taip ir Giltinė, tikrai, nes šiaip mirties nedeivė. Aš nežinau, ar deivė, bet jinai yra, ta prasme, simbolis mirties, taip. Jo, bet aš suprantu, jinai yra šiaip geroji. Mirtis nėra bloga? Ne. Taip. Mirtis yra mokytoja. Jo, bet klausyk, palauk, čia dabar labai įdomu kabliuką. Tėtis po to tapo kunigu? Krikščionių kunigu? Kad reformatų. Okei, tai ta prasme to pastoriumi, ne? Jo, pastoriumi. Tai jūs esate, ta prasme, tu irgi turi tą tikėjimą reformatų, ne? Evangelikė reformatė. Geras, kaip faina, kaip įdomu. Bet tai visa tai vyko, tu esi iš Vilniaus, originaliai. Ir visa tai vyko Vilniuje, taip? Taip, aš tai labai keistai jausdavausi kažkaip, mūsų tokia šeima, aš atsimenu, mano mamos draugė, kur dirbo LRT, buvo padariusi apie mūsų šeimą laidą, nes jai pasirodė labai įdomu. Tipo gydytoja, kunigas, kaip čia taip, kaip čia vyk. Nu, žodžiu, aš kažkokį jausdavau tokį, dar mano tėvai būdavo vyresni, tai aš tai kažkokia, tėtis kunigas, man būdavo gėda gal taip pasakyti, nežinau, nu kažkoks būdavo, žinai, kitas vaikas nelabai supranti, kad ten, kas ten iš tikrųjų yra, žinai, tavo svarbu ten, kaip draugai pagal draugus matuojasi. Tai va, tai jo, gydytoja ir kunigas. O kaip tu jautiesi, aš kažkaip su Vilniečiais taip ir nepakalbėjau, taip, čia podcast'o metu, kaip tu jautiesi žmogus iš sostinės gyvenanti čia pajūryje tokiam vis tiek, blemba skirtumas yra didelis, žinai, nuo Vilniaus ir Klaipėda. Čia yra toks kaimas, tau turėtų atrodyti. Kaip tu jautiesi, kai atvažiavai čia studijuoti? Ir dabar vis tiek tu čia gyveni, žinai. Jo. Aš atsimenu, kai buvau mažytė ir mes važiuodavome į kaimą ir mano draugė viena buvo iš Klaipėdos. Aš atsimenu, aš sakiau, aš kur tai jau tikrai negyvensiu, tai Klaipėdoje. Tikrai ne, ačiū. Ir taip pasisuko, kad atvažiavau į Klaipėdą. Ir kiek mes jau čia 12 gal metų visi, daugiau, gal 13 eina. Bet atsimenu tą pirmą sekmadienį, kai atvažiavau į Klaipėdą ir buvo ruduo. Ir buvo tokia apokalipsė man, žinai, kur tipo išeini tas rūkas, nieko nesimato, žmonių nėra, mes išėjom su drauge ir aš sakau, Eglė, čia nieko nėra, čia yra kažkaip labai, tikrai truputėlį buvo depresyvu ir žiemą, tai jau nekalbu apie žiemą čia, žinai. Taip. Bet kai tu ten esi užsiėmęs, dirbi, studijuoji, žiūri daug darbų ten ir nelabai, ir gerai, kad nėra kažkokių distrakcijų. Bet man visai buvo, aš tokį love and hate relationships Klaipėdą turiu. Man ir buvo momentas, kada kažkaip pripratau jau prieš tai ir man net patiko čia grįžti ir patiko čia būti, nes kažkaip faina, kai ramu ir
kai darbai tai iš vis faina, nes tu užsiemęs ir tau net nebūtina. Nėra pagundų daug, ar ne? Nėra pagundų, bet man vis tiek, aš laikau Vilnių savo namais iš tikrųjų. Vis dar, kažkoks yra toksai, kad ten jaučiuosi turbūt kaip namie, nes ten, žinai, daugiausia laiko praleidau ir ten Vilniaus tokios gatvelės, aš ten būdavau tokia, aš labai mėgdavau ten išeiti, tiesiog pasivaikščioti vieną. Ten nueiti tą vietą, ten į kapinės eidavau net vieną, žinok, ten tokių krizių. O kurioje vietoje tu Vilniui, kuriam rajone augai? Augau Lazdynuose, Aha. Po to pas močiutę buvau Baltupiuose. Jo, Lazdynuose, Baltupiuose dabar, kai lankau mamą, tai Antakalnį. Aha. Tai va. Tai toks love and hate. Ne, viskas faina. Gal kai jūros šventė, tai gal ir ne. Aš suprantu, ta prasme, Klaipėda iš tikrųjų yra žiaurus Twin Peaksas, toks, žinai. Būna, tikrai apokalipsinis toks kartais išlenda momentas. Čia irgi buvo, nes prieš savaitę gal važiavau, atsikėliau 6 ryto, man reikėjo ten anksti važiuoti. Aš net nematau rūkas, nėra žmonių, važiuoju tą mašiną, man atrodo tikrai išlys koks nors, žinai, zombis. Ir pasakysiu, būna iš tas tai. Jo, ir ypač sekmadieniais visi kažkur, žinai. Ir aš dar net nedirbau teatre. Bet labai mėgstu, ir akivaizdu, kad labai mėgstu visokius pokalbius ir klausydavau. Aha. Ir nežinau, kas kalbino, bet Valentiną Masalskį ir man labai patiko jo mintis ir jis yra žiauriai teisinga, kad menas Klaipėdoje konkuruoja su jūra, su gamta, žinai. Jeigu yra geras oras, tai neįmanoma prisikviesti žmonių jo į kažkokį kultūrinį renginį viduje, ne lauke. Nes visi yra prie jūros, arba ten, žinai, miškuose, palei jūrą, smiltynėje kažkur. Arba rajonas, žinai, ta Blaigėla tokia pailga. Mes kažką darėm su Arpadu žmonių apklausą apie Klaipėdą. Kadangi tai yra uostamiestis, tai vadinasi, tai yra uostas, jau jis turi kažkokį savo identitetą, žinai, tai yra uostas, tai yra stipru jau. Ir jūra. Ir kažkaip, buvo, kad žmonės, žinai, labiausiai domino ten jūros šventė dar džiazai, čia yra maks jau didžiausi, žinai, ir jie kur labiausiai koncentruojasi. O šiaip, ten, va taip pat sklaidė, žinai, per visur, nelabai yra tas toks kažkoks kultūrinis traukos centras, Taip. Bet, o tu mėgsti jūrą? Mėgstu. Bet esu sąlyginai nors aš esu šiaip originaliai ir gyvenu dabar Gargžduose ir Gargždų iš Klaipėdos rajono, ne? Bet galima sakyti, kad aš esu biškita klaipėdietė, kuri netiek dažnai važiuoja prie jūros, kiek kiti žmonės iš kitur, žinai, kitų Lietuvos kampelių. Bet jeigu yra geras oras, aš net ir po vaikų susirenku iš darželio ir mes važiuojam prie jūros. Tai fainai. Aš nelabai. Nemėgsti? Ne, man kažkaip ežerai, miškai, šitas. Taip. Oi, ne, tada ne, tai aš jūros žmogus. Nežinai, jeigu būtų jūra, tai kažkaip dar kažkoks yra toks, o kai ta jūra nėra tokia, aš nesakau, jūra yra labai gerai, bet būna žmonės, kur traukia jūra, kitus traukia kalnai arba miškai arba ežerai, arba upės. Ne, tada ne. Jeigu šitaip, tai aš esu visiškai jūros, kur, ta prasme, tas horizontas man yra reikalingas, pažiūrėti, pabūti, jeigu jis galinga ta jūra, tokia tenais daug bangų, irgi labai faino tos energijos, žinai, pasikrauti. Pakalbėkime apie teatrą, vis dėlto neįmanoma jo išvengti. Apie Alisą. Mes pristatėm premjerą, ar ne, šį sezoną su Didier Giraldon. Kaip tarėsi jo pavardė? Giraldon. Oi, čia mes mokinamės, kiek turėjo... Giraldon. Taip, kiek turėjo gytis, žinai, jokingai, ten mes žengėm įgarsinti reklamą. Ir aš paprašiau asistentės Viktorijos, sakau, nežinau, paprašyk, kad jisai gal įrašytų. Ir Didier įrašė voice, žinai, kaip reikia tarti. Bonjour Thomas, Didier Giraldon. Žodžiu, aš nemoku taip gražiai pavaizduoti. Ir tada persiunčiu Gyčiui, sakau, sėkmės, kažkaip reikia tau tą reklamą įgarsinti. Tai žodžiu, bet kaip viena tokia redaktorė sakė, Giraldonas. Didier Giraldonas. Jo, jeigu lietuvinti, tai va šitaip turėtų. Ok, tai tu
gavai ir suvaidinai pagrindinį vaidmenį, nors aš žinau, kad tu dabar ginčysies ir sakysi, kad čia nėra pagrindinis, visi ten pagrindiniai, visi daug viską daro, bet vis tiek, ar ne, tai yra pagal Alisą stebuklų šalyje ir tu esi Alisa. Ir tai, vis tiek, žmogus, apie kurį sukasi visas veiksmas. Papasakok man truputėlį mums visiems, kaip tau sekės kurti šitą vaidmenį, koks buvo procesas. Žinau, kad jūs turėt visokių ups and downs ir panašiai, tai pasikalbėkim. Papasakok, ne kaip. Jo. Ir kaip šiaip, ta Alisa tau jį artima, ar prisijaukinai ją, ar tu turi tą Alisą viduje, žinai, tą mažą mergaitę, tyrinėjančią pasaulį? Man atrodo, dar neprisijaukinau. Jo? Gal dėl to, kad mes, šiaip neturėjom daug laiko tam spektakliui, mes ten, žinai, klaidžiojom visaip taip ir dar ten iki pat paskutinių nebuvo aišku, žinai, vis dėlto apie ką čia, kaip čia, kas čia. Bet gerai, kad teatras nėra kinas ir tai nėra užbaigtas procesas. Tai tas bent jau kažkaip irgi pakalbam, kad su kiekvienu rodymu, žinai, vis kažką naujo gali atrasti. Ir jeigu tai yra kažkaip, aš tai jaučiu, kad tas vaidmuo dar nepadarytas ir jaučiu, kad aš dar nejaučiu jo taip, kad paeitų. Ta prasme, kad jisai gal kažkaip kalbėjom ir šiaip apie tai galvoju, apie tą tikėjimą, kad bet ką tu darai, tu turi turėti tikėjimą to, kad tu darai. Ir kai tas tikėjimas susivyruoja, tada, tai žinai, persimeta labai stipriai ir persimeta į kūrybinį procesą, persimeta į tai, kaip tu sukuri vaidmenį. Jeigu tu, žinai, netiki tuo, kad tu sukuri, tai tada kas ten gali gautis. Tai man buvo šitų susviravimų ir dabar kažkaip galbūt po truputį, žinai, galima kilti į viršų, jeigu mes dažniau rodome, kažkaip, arba ten pasimti laiko parepetuoti dar. Tai visai buvo, man irgi buvo, taip, mums visiems buvo šitą. Ir tai nebuvo gal pats lengviausias procesas, jeigu taip trumpai, bet kažkas gavosi, ką aš žinau, žinai, tugi matei tą spektaklį. Man labai patiko, aš nežinau, ta prasme, kaip, žinai, mes labai prisigeriam kaip kempinės, ten sėdėdamas ofise iš jūsų visokių tų emocijų ir ėjom biški su to lūkesčiu, kad okei. Ta prasme, labai, mes tiek prisižvengėm, mes, toks fainas, kad aš labai ruošiausi šitai temai, apskritai, Alisai, mes su vaikais žiūrėjom visus tas filmus, ką galima rasti internete, ir aš dėl to net ir siunčiau savo didįjį vaiką, kuriam tik 5 metai, žiūrėti spektaklį, nors jisai nėra vaikams, bet jisai buvo pasiruošęs, jisai žinojo visus tos veikėjus, viską. Ir net pačiai biškutį toks, aš siunčiau jį su babytė ir man pačiai galvoju, blema, gal aš dar norėčiau pamatyti dar kartą, man tai patiko, bet truputėlį neturėjau laiko, bet man tikrai jis labai patiko. Tai nežinau, žinai, kartais būna net ir čia sėdint podcast'e, viduje jautiesi kažkaip ne taip, bet kai išorėje tvarkai medžiagą žiūri, viskas gerai, žinai. Tai vat jums truputėlį, manau, sunku vertinti, kaip viskas atrodo, nes jūs esate iš vidaus. O iš išorės taip nėra, žinai, blogai, kaip jūs jaučiatės. Žinai, tai jo, čia tas pats. Būna labai ilgai, po to kažkas, žinai, nuvažiuoja ne į tą pusę ar kažkaip būna, tai tada atrodo tikrai sunku pamatyti ir patikėti, kad čia, čia yra prasmė, yra kažkokia mintis, su kuria galima ir vystyti ją toliau. Tai man atrodo, šis darbas, manau, kad jis turėtų truputėlį ir pagilėti ir pasikeisti eigoje, žinai. Taip. Tai jo, bet man čia buvo tas tikėjimo klausimas. Turbūt kiek ir aš asmeniškai apie save, kiek tikiu tai, ką aš darau tam spektaklį. Ir ten Alisa, jinai turi tikėti, žinai, tai jeigu aš netikiu, tai ir tas personažas netikiu. Tada gaunasi, žinai, skepticizmo kažkokia viršūnė ar dar kažkas. Tai čia jau mano darbas yra kažkaip rasti tą. Nes šiaip, žinai, šiaip pagalvojau, pavyzdžiui, žmonės iš vis, kurie yra tikėjime, žinai, pavyzdžiui, ten kunigai, vienuolės, aš esu kalbėjęs su viena vienuolė, kuri, man kažkaip atrodo, kad, jiem tai tikrai nesusviruoja tikėjimas nieko, žinai, čia jau toks, kur maks, kiek jau gali būti arčiausiai prie visko. Ir sako, ne, aišku susviruoja, tai būna, kad jau ten ir netiki, žinai, būna visko, būna, kad neįgi, žinai, ar kažką, ir tu supranti, kad, okei, tai nieko nėra blogo, jeigu tu kartais netiki to, ką darai, nes tai yra labai irgi... Tai yra žmogiška. Žmogiška. Taip, jo. Bet šiaip aš manau, kad šitas darbas, mes kažkaip ištraukėt kažkokiu atsiliepimu, kur visai, žinai, fainai žmonėm. Tai manau, aš tikiuosi, kad jisai
gilės ir truputėlį keisis. Ir kad mes, šiaip žiauriai dėkinga aš mūsų komandai ir aš labai, man visi aktoriai, bet kurie ten dirbo, kažkaip labai džiaugiuosi mumis, nes mes jau ten gali taip vienas kitą, žinai, ir šiaip kaip, man labai ačiū jam, kad jie taip dirbo, padarė ir mes kartu kažkaip šitame palaikom vienas kitą ir tas yra faina. Jo, papasakok šiek tiek, aš tą patį norėsiu su Marija pakalbėti, bet ir va, tu dabar užsiminiai iš vidaus. Man atrodo, kad, žinai, kai tu dirbi prie darbo kažkokio konkretaus spektaklio su tam tikrai žmonėmis, tai nėra, kad visiškai visa, kai jie ta trupė, ar ne? Nu, tai yra, vat, ir tuo metu tai yra vis tiek labai intensyvus darbas, ten 2 mėnesius, 1,5 mėnesio, po to kelionės, gastrolės su tai žmonėmis, repeticijos ir taip toliau, kad tai yra, nežinau, čia dabar sakau tokį mintį ir tu paneik arba pritark, kad man atrodo, kad kuo daugiau tu su tai žmonėmis būni vaidini, tuo daugiau suartėjai ir, žinai, ten su kažkuo gal visiškai nesusitinki jokiam spektakliui ir jisai yra toliau. Kuo daugiau tu esi tam katile kūrybiniam, tuo didesni draugai, žinai, tampate. Ar tai yra tiesa ar ne? Tikrai taip suartėjai. Žinai, ta draugai, tai čia dar kitas, mes kaip ir kolegos, kaip... Bet jo, yra suartėjimas, nes tu jau pagauni kažkaip, kuo labiau būni, tu pagauni kiekvieno veikimo principą. Ir šiaip mes jau esam labai ilgai kartu, mes tokie jau ten irgi, žinai, vos ne šeimos santykiai, kur, žinai, yra šeimūgiai pas mus viduje. Bet kai sutikam Alisą daryti, mes buvom ilgai visai nedirbę, va šitą komandą, žinai, mes buvom tikrai, taip aš buvau nedirbus ten ilgai su tuo, su manim yra nedirbus, žodžiu. Ir mums užtruko visą laiką suprasti, kaip kiekvienas veikia, kaip galbūt kažkas, žinai, pasikeitė, žinai, matymas, mes vis tiek augam, nebe taip pat matom, nebe taip pat norim matyti, kitaip įsivaizduojam galbūt, kaip šitas darbas galėtų atrodyti. Ir prireikia laiko, kol, žinai, ir gal net dabar taip nėra, bet vis tiek yra kažkoks bendrumas, kad tai yra bendras darbas. Dėl to man nepatinka, tai žinai, kur čia pagrindinis, tai jau čia kažkoks, kažkaip man tokia, nesuprantu šito, bet tai yra bendras kažkoks dalykas, kuriame esam visi ir kai tu esi viename, žinai, turi vieną tikslą, tai, žinok, taip, suartėjai ir tas palaikymas yra labai reikalingas, ypatingai jeigu ten, žinai, yra pasimetimo kažkokio ar susiviruoja, kad aš atsimenu prieš premjerą stoviu su klausimai, aš nežinau, žinok, ką mes dabar darysim, sako, viskas gerai. Aš irgi nežinau. Žinai, ir tas supranti, kad tu ne vienas ir kažkaip tada daug drąsiau eiti kartu. Nes jeigu jau vienas, kaip ten vienas laukia ne karys. Nu, taip. Ja, tai tikrai manau, kad mes artėjom per šitą procesą. O kaip yra, pavyzdžiui, tu turi irgi, Simo tarsi mono spektaklis, bet iš tikrųjų ne visiškai mono, tu irgi esi tenai. Kaip Kreiserio sonata čia. Kaip šitas procesas, jo, čia, žinai, kontekstai. Ar visada buvai kartu, ar jisai darė darbus ir be tavęs, ir tu tik tai po to prisijungiai, žinai... Jisai šitą darbą pradėjo daryti jau seniai. Ten, man atrodo, jį užkabino netgi, kol studijavom. Gal jisai, kai jau kalbėsis, tau pats papasakos, bet aš prisijungiau jau vėliau. Ir mes visai ilgai pabuvom, nežinau, gal ten vasarą, net neatsimenu, kurį laiką. 2 mėnesiai, gal neatsimenu tiksliai, bet tai buvo tokiais užėjimais. Ir man labai patiko šitas procesas. Aš suprantu, kad ten, žinai, ten yra kaip ir mono, bet man patiko būti tame su juo kartu, tai buvo maža komanda, mes kažkaip labai gerai irgi labai suartėjom, nes ir tokia tema, žinai, ir man buvo artima, ir jam artima, toks kažkoks buvo emocinis suartėjimas ir labai, labai, sakyčiau, taip vienas kitą papildė šitame darbe. Ir jam kažkaip, sako Vaiva, gerai, kad yra kažkas, kuo, nes vienam nėra taip paprasta. Taip. Tai... Man labai patiko tas procesas. Tikrai labai ačiū, kad mane pakvietė. Kažkoks apie gyvenimą buvo. Gal ir etapai, žinai, nes šiaip labai priklauso, kokiam tu gyvenimo etape esi, kai tu kuri ir šiaip, ką tu sukuri. Vieną dieną, žinai, gali būti, tu žinai, taisyklės, ką ten daryti. Tai gali būti, tu stovi ant scenos, žinai, kaip ten emocijas iššaukti ar kažką, bet labai priklauso nuo tavo vidinio, kaip tu jautiesi tuo metu.
kas tavo gyvenime vyksta, ar tu kažką palaidoji turis, ar tu įsimylėjai, ar tu žinai, tai labai veikia ir tave, ir patį spektaklį. Ir kažkaip, man atrodo, ten visai buvom gerai sulipę su savo gyvenimo etapais. Man kažkaip labai man padėjo tas darbas man pačiai ir Simui buvo faina, kad jisai buvo ne vienas. O dabar, nežinau, kaip tenais kažkaip atsitiko, kad tu kažkada negalėjai į kažkokį rodymą ir tave pradubliavo, ar ne, Elzbieta Girkantaitė, kuri dabar yra neseniai baigusi, Masalskio mokinė, taip labai visada pabrėžiu, tie jaunoji, kai ta junior. Kaip šitoj vietoje, žinai, man visada labai įdomu, ar kiek yra tarp jūsų konkurencijos ir to konkurencingo jausmo, ar nėra, žinai, tau kažkaip nefaina, ar ta prasme, kad ateina, žinai, jaunimas, gal ten tipo energingesni, jau ten, žinai, šviežias kraujas, Man atrodo, kad jie labai reikalingi mum. Aš tai dabar, kažkaip mes dabar su Alisai dirbam ir dabar dirbam su Pauliumi ir Raja. Ir man kažkaip atrodo, kad čia žiauriai faina, labai reikalinga, nes yra to, mes, žinai, per 12 metų mes įsisenėjom truputėlį. Kažkoks yra momentas, tu gal ne tai, kad sustabarėjai, bet yra toks... Ir tas naujas kraujas, jisai, man atrodo, priduoda labai daug. Ir aš ieškojau, kas gali mane pakeisti, nes ten buvo toks, kur, žinai, nes jau pridėta, žinai, ar nuimam, ar nenuimam. Tai ačiū Dievui, kad nesutiko. Žinai, nes tai, man atrodo, kad mums apskritai teatrui labai šitas svarbu yra tas jaunas kraujas. Ir žiauriai gerai, kad jie yra. Ir kai kurie turi daug daugiau įsteigimų, pavyzdžiui, negu aš. Do it. Ta prasme, nes, tai taip irgi miksuojasi viskas. Taip. Tai va. Aš irgi šiaip jais labai džiaugiuosi, kažkokią tokią, žinai, man ir tiesiog iš ūkinių darbų, jeigu ką yra, nes jau musiškiai jau tokie, tai žinai, prašyk jaunimo, tai jaunimas visada padarys dalykus kažkokius, žinai, tokius ne pačius fainiausias gal ar panašiai, tai labai faina, kad yra tas gerasis backupas ir šiaip idėjos. Aurimas visą laiką podcastui su savo idėjom, čia tą dar, žinai. Nes čia, man atrodo, labai svarbu dar tas užsidegimas. Ir dar kita, kažkoks yra vis tiek, aš neskau, mes čia jau seniai susirinkę sėdėm, čia jau viskas kažką, bet yra kažkokios naujos mintis ir naujas, gal jie net tave įkvepia kažkokiam, negu kad tu ten juos įkvepi, žinai, tai tas irgi labai gerai. Gerai, o dabar papasakok apie naująjį mūsų darbą, kurį aš irgi, čia tipo labai, premjera šiandien, beje, patvirtino, kad iš tiesų premjera bus gegužės 31 dieną. Ne. Taip. Kuliuose. Vasaros diena, Pauliaus Pinigio režisuotas spektaklis, pakankamai didelis, turiu omeny, kad daug žmonių veikia ir tu irgi esi tarp aktorių. Kas ten bus, ką jau gali papasakoti? Aš suprantu, kad viskas labai šviežia, bet vis tiek tokią užmeskim reklamėlę. Daug negaliu papasakoti, nes mes tik ką pradėjom. Mes turėjom 2-3 repeticijas gal. Jo. Tai ir kadangi tas darbas buvo šiaip padarytas 4 kurse studentų, tam maždaug užmestas kažkoks toks, žinai, karkasas, jis buvo labai fainas. Ir aš tik tai jį mačiau per video medžiagą, kaip Paulius, žinai, atsiuntė. Ir man labai patiko pati idėja ir pats žanras, nes tai yra ir truputėlį ir komedija, to pačiu, ir muziklas, ir jisai, kažkas labai faino tame yra, kažkas labai vežančio. Tai aš kažkaip tikiuosi, kad jisai bus toks šviesus darbas. Šviesus ir trauks žmonės, nes aš net per video man tai buvo, kur važiavau, geras. Žodžiu, tai tikiuosi, kad kažkaip į tą pusę ir nueisim. Jo, tik tai irgi labai nedaug laiko, tai tikiuosi, kad spėsim padaryti. Tai nežinau dažnai, ką pasakoti, labai faina, su Paulium sutinkam ir man labai patinka, kad jisai žino, ką jis nori padaryti ir jisai kažkaip duoda, jisai nežino atsakymų, bet jisai tuo pačiu, žinai, užmeta tokius geras idėjas, kur po to, pavyzdžiui, užmeta kažką ir mes pasilikom padaryti. Ir mes padarėm, žinai, tau tiesiog duoda labai gerą plotmę, į ką tu turi eiti. Ir tada tu pasilieki, žiūri, žinai, ir gaunasi, kad, teisinga linkme, žinai. Ir tai jisai kažkaip tave fainai labai nukreipia. Tai bent jau dabar kol kas toks, tai man labai patinka, kaip jisai mąsto ir kad šiaip neturi, žinai, ten visų atsakymų, bet turi kažkokias labai
geras Nuorodas, pakreipia ane? tave. Jo, Aha, ir tas yra labai padeda, labai padeda. Tai va. Tai iš tikrųjų tavo pirmas darbas, ar ne, su Paulium kaip režisierium? Nesi juk... Aš buvau šauktiniuose, kažtai mes turėjom tokį spektaklį šauktiniai. Aha. Neatsimenu, žiauriai seniai. Aha. 15 gal. Aha. Tai va, bet čia net neatsiminsiu nieko iš esmės iš to. Aha. Tai čia antras tada. Nu jo, tada antras, okei. Tai va. Jo, Paulius, labai man smagu, kad, žinai, kad yra režisierius, kai jie tarpe, žinai, kur ta prasme žmogus. Ir atrodo, kad jam labai tinka ir patinka šis dalykas, tai tikrai dega iš to dalyko. Ir jam svarbu ir aktoriai, ir svarbu, kad nebūtų kažkaip lėkšta, primityvu ir kad būtų kažkokia mintis tame faina. Ir jis turi savo braižą. Jo, dabar pakalbėkim apie Graži ir ta galinga. Didžiulis, kaip čia pasakyti, jo, mes čia product placement. Didžiulis, tiesiog sakyčiau, palaukit, ieškau žodžio, judėjimas gal netgi. Moterų. Jo, nu ta prasme, žinai, labai gera vadyba jūsų yra. Jūs pačios esate degančios, jūs yra daug iš tikrųjų, ta prasme, visur. Ir jau jeigu, žinai, ten, va dabar čia... ruošiausi ir intervai ten. Ta prasme, apie Graži ir ta galinga galima daug kur paskaityti, paklausyti, pažiūrėti, žinai, visko yra daug. Kaip tu jautiesi, būdama ne tik aktorė, bet ir muzikantė, ar ne šiuo atveju, grupės merginų bendo narė. Ir vėl su tom pačiom, ar ne? Vėl su tom pačiom grupiokiam, nuo pat jau to 12 metų kartu ir taip toliau, kur tikriausiai jau esate, žinai, nu, kaip ką tik minėjau, ar ne, kad jeigu vaidinat spektaklyje, tai suartėt su tai žmonėm, tai su tom 5 merginom, tai aš tikiu, kad esate artimas ten iki begalybės, ar ne? Nu, ten yra tokia atskira sala, aš tai pavadinčiau. Mes, kai jau susijungėm, aš žiauriai dėkinga, kad Rugilė nusprendė, nes čia buvo, man atrodo, po mūsų baigimo padarom kažkas, kas mums būtų faina. Visiškai atsietai nuo teatro, su muzika gal, be režisieriaus, nesvarbu, kad mums būtų faina. Ir jinai vat užkabino šitą idėją ir mes pradėjom ir taip ir va dabar einam. Aš žiauriai ją dėkinga, nes tai yra ta erdvė, man atrodo, kur mums visom ten yra kažkas kito. Ir aš net, žinau, kartais pagalvoju, man gal net labiau negu šiaip vaidinu patinka, man ten labiau man galbūt dėl to, kad mes kažkokį fainą raktą esam atradusios. Ir jeigu, žinai, ten būna kažkokių momentų viduje tarp mūsų, ten visko yra, tai, bet mes kažkaip jau radę būdą, kaip būti ir kurti, bet visada ant scenos yra žiauriai gerai. Aš neatsimenu koncerto /spektaklio, kur būtų kažkoks, žinai, nu, va, toks blogas pojūtis viduje ir tu matai turbūt. Ir tai atrodo, tas atsimokime, mes kūrėm Lietuvos moteris, atrodo, mes net nežinom, kas čia bus. Ir atrodo, čia taip paprasta, čia nieko per daug ir nesukūrėm. Nu ką, parašėm dainas, pagalvom, kaip čia jos galėtų būti, kažką pakalbam tarp dainų ir viskas. O gavosi, kad kažkokį raktą gerą atradom. Ir turbūt didžiausias yra tas žmonių, žinai, kur po to tu gauni visokius feedbackus, kad moteris eina išgert po mūsų koncertą. Taip, vakarėlis. Sako, kažko man dabar 50 gramų gal reikia, žinai. Ir tai yra, nu ir viskas. Ir aš pati tą patį jaučiu. Man pačiai reikia iš to koncerto, kad man reikia iš to koncerto. Kad aš irgi tą patį pajaučiau kažkokį. Jo, tai... Tai kas ten vyksta? Emocijų paleidimas, pasikrovimas ar žinai... Ne, koncertas. Moterų ratas, raganų, žinai, susibūrimas, nes ten bent jau Lietuvos moteris, kur Marija tenais šoka, nežinau, pabaigoje, gal ten visiškai... Ar jūs kelio šokat? Jūs trys šokat, jo. Tai ten tikrai kaip raganų, žinai. Bet mes net ir, man atrodo, ten yra toks kurstavim tokių trikampių ir net būna toks, žinai, kur...
pyragą, užverdam. Nu, toks. Jo, jo, Ten yra tos galios ir jinai faina. Ir mes, kadangi tikrai labai skirtingos visos esam, nu tikrai, galbūt net šiaip gyvenime ir nebūtų to tokio. Bet per kūrybą mes kažkaip suseinam ir gal tas skirtingumas padaro tą tokį gerą sinergiją tarp visų 5. Ir kažkoks yra tas toks, žinai, tu nuo vienos užsikrauna, nuo tavęs užsikrauna. Žodžiu, visos taip kažkaip susikomunikuojam ir tada atiduodi ten. Ir tada taip daug grįžta. Ir per paskutinius koncertus mes dabar rodėm Lietuvos moteris porą kartų ir mes po viso koncerto dar dainuojam ukrainietišką dainą. Jau 2 tuos metus. Ir man kažkoks toks pradžioj, žinai, susigraudindavai, dabar kažkaip įpratai, ne, ir dabar vėl buvo toks, kad mes net kažkaip susigraudinam to, nes tai yra tokia galia. Ir atrodo, mes, žinai, dainuojam už Ukrainą, bet to pačiu kažkaip pagalvojau, gerai, nu čia, žinai, tam karo kontekste, aš to moterim stovėčiau ir dainuočiau už Lietuvą. Tikrai su jom stovėčiau ir dainuočiau. Nes turbūt kitokio ginklo, žinai, gal ir neimtum, bet tokį ginklą turi ir turi, užnugarį stiprų. Tai... Geras, kaip gražu. Ne. Žiauriai fainai tikrai. Labai jūsų tas toks, ta woman power, žinai, yra tikras dalykas. Jau. Ir atrodo, nes nori, žinai, kažkaip ir pamesti to. Ir mes kalbam apie tai, kas toliau, žinai, nes mes sukūrėm Mimozas, išleidom albumą, pirkit. Pirkit. Ir galvom, kas toliau, kad nepaleisti šito. Nes man atrodo, mes šiaip nusprendėm, kad atradom kažką, kas mums visom veikia ir veikia. Ir man tikrai labai, jeigu neliktų teatro, aš gal taip neverkčiau, jeigu neliktų koncertų. Geras. O kas toliau? Ar turit minčių? Tai ką, dabar ten projektus reikės kažkas rašyti, tai mes tiksim pakalbėti. Bet turim minčių, taip. Turim minčių. Visokių dar yra. Jo, yra minčių. Labai gerai. Minčių svarbu, kad yra minčių, žinai. Kai yra minčių, tai po to jau ir rankų atsiras. Taip. Jo. Tai visos norim kažką daryti. Tai tas yra gerai, kad sutapo, kad norim. Žinai, o tada jau ką, tada jau bus sekantis žingsnis. Taip. Tai va. Nu, super. Gerai. Apie teatrą pabaikime. Aš turiu keletą tokių keistų faktų apie tave. Lauk, pasimsiu aš gal šitą. Labai noriu Kokių faktų? Google, žinai, įsivedžiau. Aha. Biškai pasturkysiu plaukus. Mane Emilija Umaraitė, plaukų stilistė. Labai gerai atrodo. Jo, nes sako, aš esu visų galų vadybininkė, žinai. Įsivedžiau tave į Google ir išmetėm tokį labai įdomų fotokūdrą. Fotokūdrą? O, Dieve. Toma. Fotografavai, ar ne? Aš buvau menininkė, tai yra bohemiščika. Fotokūdro neišmetė, rašyk LT. Ne, bet žinai, ką ten išmetė? YouTube'o gal? Jo, YouTube'o. O, Dieve. Kad tenais kažkokie skaitėjai. Savo kūrybos. Ai, ten savo kūrybos netgi. Tu tikra menininkė. Gyvenimo narve aš uždaryta. Tik tolimųjų kregždžių klegėsi girdžiu. Viskas keliu. Siela mano pilka, pavils krūkų. Nematau nukritų. Man širdį skauda, siela mano verkia. Kvepavimas kaip laikas sustingo erdvėje. Aš saulė degantį pasaulį šauksiu. Išleisk mane. Kokia kieta. Ne, O ką? Aha, taip, gerai, tai buvo fotokūdra. Vaiva Kvedaravičiūtė, brūkšnelis kregždė. Tokį buvau pasirašęs. Kodėl kregždė? Ai, gal man nuo kažkokios dainos gal. Kregždė, kregždelė. Kažkokia buvo daina. Aš tam dainuojamosios poezijos labai buvau pasinešus. Aha. Tada kitas. Pomėgiai. Aš išrinkau, aišku, įdomiausius pomėgius, ten normalių net nerašiau. Gerai. Tai va, pomėgiai. Varnos. Wow. Aguonų gatvėje stovintis katinas. Ivanauskaitės čia kiemas. Aha, labai mėgau Ivanauskaitę. Nu tai kodėl varnos ir kodėl kregždė? Kas šis tais paukščiais, ką? Ką žinau. Aš gal tiesiog norėjau būti įdomesnė. Žinai, kaip būna parašai, taip. Aš kregždė, nes net nepaaiškinsi kodėl. Nežinau, tikrai. Aguonų gatvėje skatina, žinau, nes ten Ivanauskaitės. Aha. Kodėl varnos man patiko?
eik, tu aš kaip dabar jų nemėgstu, jos man visą mašiną apšika. Aš tarsi pastatai žmogus normaliai ir tu turi žiūrėti ir, man toks buvo pastačiau. Ir pas mus kieme, žiauriai, jos turi savo medžius ir jeigu pastatai ten, jos apšiks, bet taip, baisiai. Nuderks tiesiog, ne? Ir man toks buvo, aš pastačiau ir galvoju, šitoje vietoje tikrai nebus. Dar pažiūrėjau, viena, bet jinai kaip ir nepataikytų. Aš išlipau iš mašinos. Tiesiai ant manęs. Bet čia kažkokia laimė reiškia, žinau. Ką? Laimė kažkokia. Pinigus kažką. Čia, žinai, čia svarbu tikėti, kad iš blogų situacijų kažkas gero nutiks. Sudaužai puodelį, viskas gerai. Apšika paukštis, viskas gerai. Varnos, o Jėzau, kokia menininkė. Ir kitas yra mane nusakanti mintis arba moto. Mū. Toma, gal neviskaitik daugiau. Viskas, žinok, o kokios ten fotkės buvo dar kažkokios? Tokios fainos su juosta, man atrodo. Aš taip supratau, kad su juosta. Mū. Čia tikrai, žinok, norėjau išsiskirti iš visuomenės. Akivaizdžiai išsiskyrė, man buvo labai įdomu. Mū. Tai va, Po to kitas dar toks, kad norėjai stoti į architektūrą. Taip. Norėjau, aš net, žinok, ir būčiau gal. Bet aš lankiau ten architektūros tos kursus. VGTU. Ir man labai patiko, man labai sekėsi ten ir piešti ir viską. Bet kažkaip taip... žinai, aš šiaip net negalvoju apie teatrą. 12 klasėje sugalvojau. Jau 12 klasės antroji pusėje. Nes aš nevaikštau spektaklius, bet mes mama nuėjom, man atrodo, per Kalėdas į kažkokį Gedimino Storpirščio ir Birutės Mar ir man labai patiko. Ir aš ten lankiau tos architektūros kursus ir man irgi patiko, bet kažkaip ten po to reikėjo, žinai, skaičiuoti, ten, atsimenu, reikėjo tiltą kažką ten, žodžiu, tiltą ar su namu, neatsimenu, reikėjo apskaičiuoti visus dalykus ir ten jau skaičiavimis buvo, tėvai būtų nuobodu, pieš dar galiu, bet skaičiuoti jau reikėjo dar tada. Bet ir tada kažkaip pagalvojau, ką čia dar veikti? Ir, o gal vaidint? Nežinau, žinok, niekada neturėjau iš to, kad čia... Tai tu nei lankiai ten teatro būrelių, nei nieko, ne? Bet muzikos mokyklą lankiai, taip? Turėjau nuostabią muzikos mokytoją, kuri gal įskiepijo, kaip svarbu yra geras mokytojas ir būti geru mokytoju. Nes jinai buvo nuostabi mano mokytoja. Ir jinai įskėpė, jinai daugiau davė man, žinai, jinai tiesiog davė suvokimą apie kas yra menas, kas yra, žinai, kas yra gerai. Jinai mane vesdavosi į koncertus, į filharmoniją, jinai man dovanodavo knygas, ten dar turiu apie Chopiną, jinai kažkaip kalbėdavo apie daugiau, negu kad tik tai, žinai, kaip sugrot kūrinį. Jinai kalbėdavo net kaip atrodyti. Jinai mane škuodavo mano plaukus prieš pasirodymą. Kur tiesiog įskėpijo meilę muzikai. Ir apskritai tokiam kažkokiam meno pasauliui. Ir man dabar, aš labai mėgstu nueiti ten į filharmoniją arba ten kažkur, į muzikos tokius. Tai vat labai svarbu turėti gerą mokytoją. Nes, pavyzdžiui, mano draugės, pasakojo, buvo labai, ne kažką mokytoja muzikos, jinai labai norėjo būti pianistė, bet turėjo blogą mokytoją. Jinai negali prisilėsti prie pianino dabar. Tai atrodo kaip, jeigu jau traumą gali padaryti. Tai aš labai dėkinga. Ir Masalskis, koks mokytojas. Žinai, čia labai, kur atrodo mokytojas, bet jis moko tave labiau net gyvenimus kažkaip daugiau negu kad reikia. Ir kažkokį gerą moralinį kompasą turi tie visi mokyti. Taip. Pas Masalskį, kaip suprantu, tiesiog tau gražiai sukrito kortą, ar ne? Kad tais metais rinko... Aš net nežinau Masalskį. Man Gudmonaitė pasakė. Sako, gal tau tiktų. Nes mes Biržiškai kartu mokėmės. Aš net nežinau, žinai, ir sakau, gal, ir įstojau. Tai... Kaip fainė, ne? Kaip tave likimas atvedė. Ir jo. Jėga. Pakalbėkim dabar apie dar vieną labai, man bent jau įdomų dalyką, apie Santiago kelius, kuriuos tu eini. Ir tu ėjai, aš kaip suprantu, ne pirmą kartą, nes čia dabar vasarą su savo mylimuoju, tai čia pradėjomės apie jį, reikėtų pasakyti Lenkas, ar ne? Ta prasme, David, taip? David. Kažkaip atrodo, norėtų sakyti Davidas, bet jis yra Davidas, ar ne? Viskam tai kaip Giraldona. Giraldonas. Jo, sorry.
Tai kad ėjote jūs kartu, bet aš kaip suprantu, tau tai buvo ne pirmas kartas, ar ne? Papasako, kodėl Santiagas, Camino Santiago, ar ne? Taip reikėtų sakyti. Kodėl būtent ten, ką ten randi, kaip ten viskas, nes aš turiu tokią slaptą svajonėlę eiti. Eik, o Dieve, aš jam rekomenduoju, žinok, ir eik viena. Žinok, nežinau, aš turiu tikrai priklausomybę nuo ėjimo. Man reikia judėti, judėti, tiesiog aš galiu eiti be tikslo, bet man reikia judėti kažkur. Ir kai aš pirmą kartą nuėjau tą kelią, čia buvo irgi pabaigimo gal, ir viena nuėjau ir tą pagrindinį ten 900 km. 900 km. Aha, tas prancūziškas vadinasi. Ten yra daug tų kelių, žinai, bet tas pagrindinis yra iš Prancūzijos pradedi, baigia Ispanijai. Aha. Ir kiek mėnesį? Ėjau 2-5 dienas. Aha. Bet net nemoku pasakyti, kas ten yra visų pirma, ten išnyksta laikas. Tu nieko nedarai daugiau gyvenime, negu tik tai eini, žinai. Tau nėra, man žiauriai patinka šitą, tau reikia išskalbti kojines po tos muilų, tau reikia ten, žinai, grįžti, išsmaudai, žiūri pavargęs, ten puslės, žinai, prasižiūri visas. Tada atsikeli 5 ryto, vėl eini, žinai, 3 km per dieną, 4 km. Aš kartais negalėdavau sustoti, naidavau 5 km. Toks kažkoks labai, nes man tas judėjimas kaip meditacija turbūt labai pailsi ir protas, ir kūnas pailsi to pačiu, nors pavargsta, bet labai geras poilsis yra. Ir turbūt, kas ten labiausiai, atrodo, dažnai vieną kelią suvažiuoja labai visas pasaulis. Aš ten ko nesutikau. Ir vienas labiausiai man strigosi, pirmą kartą ėjau. Ir sutikau žurnalistą iš LA, žinai, jis toks tai, toks jau, aš suprantu, kad ten high class buvo. Ir jisai eina be telefono. Ir aš sutikau jį tada, kada jis sėdėjo ant bordiūro ir piešė duris. Nes buvo žiauriai gražios duris. Aš prie jūsų telefoną nusifotkinau, nes tikrai toks, tokios kažkokios fantastiškos ir spalvotos, žodžiu. Ir žiūriu, jisai tu papiešė tas duris ir aš klausiu, ką tu čia darai. Sako, žinai, aš taip pavargau nuo savo gyvenimo, aš net telefoną palikau, žinok, užrakinau kažkur ten. Ir sako, aš einu dabar visiškai be telefono, be jokių kontaktų. Ir sako, aš piešiu, nes aš noriu įsiamžinti tas duris. Geras. Ir ten kažkoks yra aš tai labai gerai atsijungiu ir sakau, man tas, kad tu nieko daugiau neturi, tik tai eiti, nežinau, sutikti žmonės, pabūti su savim, judėti, pavargti. Man ta rutina kažkaip labai patinka. Man patinka, aš daug keliaudavau viena visur. Bet ten yra kažkas, aš nepaaiškins tau, ten nueik ir pamatys, žinai. Ir ten yra, kadangi ispanai, nes ir Lietuvoje yra tas Camino Lituano, ir aš irgi bandžiau eiti, bet, Lietuvoje mes neturim nei tos tradicijos, nei čia mes suprantam, kad žinai, čia nėra mūsų. O ten Ispanijoje yra ispanų, čia toks, jie žiauriai myli tos piligrimus. Ten yra visa, žinai, infrastruktūra, žinai, kuo toliau, to labiau ten, pop darosi, bet ten yra vietų, kur jos nesikeičia ir žinai, čia gali galvoti, kad visi žmonės eina ten dėl kažkokių religinių ar kažkokių momentų, bet ne, labai daug žmonių tiesiog eina, nes jiems reikia gal pailsėti nuo gyvenimo. Labai daug tokių sutikau. Arba kažką labai keičia ir eina tada, arba nori pailsėti, arba kažkas labai dėlio įvyko ir jie eina. Ir ten yra labai gražiai žmonės tave priima, ten yra tokios albergės, kuriuose tu gyveni, ir kai kurios albergės turi irgi savo labai gilias tradicijas, ten bendros vakarienės, kažkokios. Žodžiu, labai įkvepianti kelionė, bet sakau, turi eiti viena, man atrodo. O kiek kartų tu jau esi ėjus? Daug, net gėda sakyti. Kodėl? Čia, žinai, toks kurvavimai vėl. Tai aš ir dabar nedavidai, sakau, man kažkaip labai keista, jeigu aš nenueisiu šitą vasarą, man kažkoks, atrodo, kad nepadariau kažko, žinai. Tai, nežinau, gerai. Ne, 6 gal kokius kartus. 6? 7. Nesakys, nežinau. Tai kiekvieną vasarą, aš kaip suprantu. Nuo tada, kai baigiai. Nejau tai tik 12. Žinai, kada tik tai nejau. Jo, nejau tik tai per COVID, nes nebuvo, žinai, nelabai ten. Tai tikrai ne 7, vaiva, tu daugiau nebuvau. Tu čia man nebuvo. Žodžiu, bet ten yra skirti, aš nesakau, kad aš tą patį visą laiką. Taip. Gerai, aš porą kartų nuėjau tą patį. Porą kartų tą patį kitą. Tada dar vieną. Dabar žiūrim, Italijai dar yra toks pat, tai galvoju, gal reikia pakeisti šalį, gal reikia Italiją nueiti. Bet jeigu nori, ateik pas mane, aš tau visas rekomendacijas. Tikrai. Gerai. Nes kažkada labai norėjau, aišku, žinai,
Atsiranda vaikai, jie kažkaip žemina, taip žemina, kad kažkaip neįtin apie save galvoji, arba kad galvoji biški, nežinau, kažką taip, kaip pasakyti, nebeieškai, gal kitaip tariant, ar ne? Ir dabar, man atrodo, aš jau nebeieškau, bet kažkada labai norėjau ir nežinau, kodėl aš niekada neėjau, atrodo, nebuvo gal tokio kažkokio iš šono pastumėjimo ar dar ką, nebuvau sutikus tokio žmogaus kaip tu, žinai. Jeigu būčiau sutikus, man atrodo, tu būtų mane įkvėpus. Dabar norėčiau eiti, bet biškutį gal reikėtų trupučiuką gal tą mažylį praauginti, kad ne taip sunku būtų aplinkai jį palikti, žinai, ir tada būtų faina. Tai gal po kokių porą metų ir ateisiu pas tave. Ateik, žinok, ten aš tokius ir tokių močiučių, kurios greičiau už mane eina 90 metų. Viso gero skubai. O jos varo ten jau į trasą gerai. Nerealiai. O klausyk, tai kodėl? Nu tai sakytų, kad tai ir nėra religinis, ar ne, bet vis tiek tavo tėtis buvo pastorius, ar ne? Aš įtariu, kad tai yra vis tiek iš to tokio truputėlį religinio dalyko. Tu tikriausiai į kokią taizę važiavai, ne? Buvau. Nu, bet aš kažkaip tokį jaučiu, kad tu turi, žinai, tą tokį, tikinčio jaunimo vaibo. Kažkodėl. Aš tą tokį jausmą turiu, nes aš važiuodavau į Pakutuvėnus į stovyklą, žinai, ir tenais, tokie, susirinkdavo šviesus, laimingi, meniški žmonės. Šviesus, laimingi, meniški? Tokie trys apibūdinimai. Jo, aš manau, kad aš visko, gyvenime buvo tokių etapų, kur netikėjau ir buvo labai juodi etapai gyvenime. Ir manau, kad taip mano tėvai įskėpė man kažkokį tai tikėjimą ir aš labai ginčiuosi dabar net su mama, jinai labai irgi tikinti, bet jinai jau taip labai stipriai. O man tai, aš gal labiau, aš nevaikštau kiekvienas man į bažnyčią, aš net, žinai, neturiu šito tokio aktyvaus dalyko, bet aš žinau, kad jeigu jausčiau, kad nėra kažko daugiau negu kad aš, ką aš buvo tokių etapų, aš supratau, kad man yra beprotiškai juoda. Aš tada nesuprantu, man kažkaip prasmės netenka daug dalykų. Ir yra kažkas daugiau. Aš nežinau, kas tai yra, žinai, vieni žmonės vadina meilę, kiti vadina Dievą, kiti vadina Krišną, kiti vadina kuo ten visaip vadina. Taigi ten taip, energijos, ne energijos, žinai. Bet tai vadinasi, kažkas yra žmogui, kad jam reikia turėti, tikėti kažką. Ar tai, žinai, namastė, žinai, dievybė mane sveikina, dievybė tavyje, tai gal tai yra žmoguje, galbūt, ašgi nežinau, aš nežinau, kas bus, kai mes numirsim, žinai, bet aš žinau, kad mes mirsim. Nu, tikrai mirsim. Taip. Ačiū Dievui, kad mirsim. Dievui, ta prasme, taigi taip atsibostų. Bet pavyzdžiui, su religija ir aš kažkada seniai išgirdau tėvą Stanislavą ten, žiūrėjau, man atrodo, YouTube ar kažkur, aš skaičiau, neatsimenu. Ir jisai pasakė, kas labiausiai trukdo tikėjimui, tai yra religija. Ir man taip patiko šitas. Ir aš labai sutinku su šituo. Nes aš mačiau bažnyčią iš vidaus ir aš žinau, kad tai yra sistema ir tai yra politika. Ir man nepatinka ta sistema ir politika. Aš žinau, kad tiesiog, kadangi aš buvau viduje tos visos ir žinau, kas ten vyksta ir kad ten yra labai daug ne apie tikėjimą, ten labai daug yra apie pinigus, apie galią, apie tą, trečią. Tai lygiai taip pat kaip politikai. Ir vadinasi religija, žinai, arba ten nueini į bažnyčią ir vieną kartą tiesiog nuėjau, galvoju, nu gerai, kažkokį čia Klaipėdoj. Ir žinai, kur kunigas kalba ir tada sėdi mama su dviem vaikais ir vaikai krikštauja. Nu ir laksto ir žaidžia, nu tai, okei, vaikai. Ir jisai sustabdė savo mamą, sako, išvesk kitos vaikus, nes aš negaliu kalbėti. Bet galvoju, tada supratau, tai yra apie tave, ne apie tikėjimą, tai yra apie, žinai, aš stoviu ir kalbu ir manęs klauso. Tai yra apie kažką kito, tai jau gal geriau tada nueiti mišką ir pabūt, žinai. Bet aš nežinau, nu, pavyzdžiui, tas pats apie tikėjimą, žinai, tikėjimą teatru, tikėjimą apskritai gyvenimą. Jo, taip. Kažkur irgi, nežinau, ko, klausiau, man atrodo, stambių planų ten buvo kažkoks pokalbis, kuri sakė, aš manau, kad žmogus yra tik tai ten, žinai, dalelės, molekulės ir mes tiesiog išnyksim į kažkokią juodumą. Aš galvoju, kaip? Tai o ką mes čia veikiam tada? Tai čia tik tai tiek ir yra. Ir man tada liūdna pasidaro. Žinok, aš čia praeitą pavasarį turėjau pakankamai irgi juodą periodą ir įveikinėjau mirties baimę. Ir mano psichologės liepė paskaityti Irvino, dabar pamiršau, bet žodžiu,
Irvin, ar ne toks yra, dabar tik nežinau, ar vardas, ar čia pavardė, psichologas, psichiatras, amerikietis, jo knyga Žiūrinti saulę, berods kažkas tokio. Dabar irgi man su pavadinimais ir vardais ir pavardėm biškai sunku, bet žodžiu. Ir ten yra knyga tokia, žinai, iš pragmatinės pusės apie, žinai, ir iš psichologinės pusės, kas mes esam. Tu kaip ir gimiai vienas, taip ir numirsi vienas, nieko tokio, tau neskaudės, Ir po to prieėm, žinai, ta prasme, prieinu skyrių, kuris yra apie tikėjimą, jog jis yra visiškai netikintis ir jisai stengiasi nesiginčyti su tikinčiai žmonėmis apie mirtį, nes jie truputėlį kitaip mato ir aš suprantu, tai va, kodėl visą laiką mane ta knyga erzino. Nes tai yra netikinčio žmogaus knyga, žinai. Nes man lygiai taip pat yra liūdna, aš skaitau ir galvoju, kaip liūdna, tai ką, tai mirsim ir viskas, ir žinai, ir ta prasme, ir viskas. Ir tai kokia prasmė tada, žinai, tai gal jau tada, žinai, jau ir rytoj, tegul viskas baigėsi, jeigu šitaip. Ir tada supratau, kad blemba, aš esu tikintis žmogus ir man tas yra reikalinga, žinai, nes jeigu ne, tai tada nėra prasmės. Tai vat tą patį išgirdau iš tavęs. Ir tai, žinai, nėra, kad tipo, vat, Naujasis testamentas, ką tu patėjai ten man stalą paskaityti. Žinai, yra tie, kurie labai aktyviai tik ten Biblijos žodžiais. Kad aš gal, ne taip tiesiogiai, bet labiau, pavyzdžiui, ta pati meilė. Tai tu tiki meilę. Taip. Tai kas yra meilė? Tai meilė irgi yra kažkokia energija, bet tai yra kažkas daugiau, tu negali paaiškinti, žinai, meilė yra, kas ten, du žmonės žiūri vieną kryptim, žinai. Sakai, superi, arba meilė yra žmonės, dvi kolonos, šalia viena kitos, bet niekada kartu, žinai, ten koks Gibranas, kai gilo meilė, tu nepaaiškinsi, kas tai yra, kaip nepaaiškins, kas tai yra Dievas kažkam. Tai yra kažkas ir tas yra... Žiūrėk, dabar nežinau, dar gal nėra visiškai paskutinis, bet dar, ką irgi norėčiau paliesti tavo veiklą Raudonose nosise organizacijai, kuri irgi yra tokia pati altruistiška, ar ne? Tokia pati apie kitus žmonės, apie vaikus, apie... Kodėl tu esi ten, papasakok? Ir ką tai tau duoda? Labai džiaugiuosi, kad esu ten, labai nuostabi organizacija. Ačiū jiems, kad mane priėmė. Žinai, ėjau ten, nes kažkaip irgi buvo toks etapas turbūt teatre, kada netikėjau, kad tai reikalinga galbūt, nes labiau atrodė, kad tai mes čia savo kūrėm, ar to reikia apskritai. Ir kiek ta teatras, žinai, yra apie kitus, kiek tai yra apie tai, kad aš einu į sceną. Žinai, nes, neslėpsi, tai visi aktoriai, jiem patinka dėmesys, tai ir man patinka dėmesys. Tai, bet ir man kažkaip trūko to tokio, tai apie ką čia? Žinai, kažkas suveikia, bet iš esmės procentaliai daug ir nesuveikia, žinai. Ateina ten, žinai, keli žiūrovai, ateina po to daug žiūrovai. Žodžiu, labai nepamatuosi, žinai. O ten yra tikrai ne apie tave. Ten yra, žinai, dėmesio centre. Vaikas, senelis, pabėgėlis ar dar kažkas. Ir man tai duoda tą prasme, kad tu kažką gali čia ir dabar pakeisti. Galbūt nebūtinai pakeisti, galbūt tiesiog pabūti. Bet tu iš karto matai kažkokį tai, gal čia tas iš karto matymas rezultato, nes teatre galbūt nematai to iš karto. Bet ten yra, kažkoks labai... Kažkokia prasmė yra, man ten yra tikrai labai didelė prasmė. Prasmė netgi pabūt, pavyzdžiui, kaip pas senelius irgi pradėjau eiti, aš ten nes netekau močiutės, kuri buvo man labai labai. Ir aš supratau, kad dabar tie seneliai, gal net man jų daugiau reikia negu jie manęs. Žinai, aš ten nueinu ir atrodo, tu duodi, žinai, bet ir jie tau labai daug duoda. Ir tu tada turi galimybę. Ir jiem kažkaip tą dieną, jie labai laukia, pavyzdžiui, seneliai net pasipuošia, kai mes ateinam. Žinai, jiem yra irgi kažkokia šventė, tu praskaidini tą dieną ir savo, ir jam. Ir tai yra kažkoks apie socialinis dalykas. Man labai patinka šis dalykas. Labai. Labai, 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 labai. Labai graži idėja, iniciatyva šitą. Jo, šiandien dar buvau vaikų ligoniniai. Ką veikai? Mano vaikui yra sulaužytas pirštas, mažasis brolis sulaužė didžiajam broliui. Traumatologiniam dabar, antram aukšte. Taip, ir mes važiavam, kad gal jau nuimtų, bet nenuėjame dar, žodžiu. Tai ir kažkaip irgi toks buvo momentas. Sorry, kažkaip daug kalbu. Ne, tai čia. Taip buvo momentas. Buvo tokia jauna mamytė, bet tokia jauna, aš nežinau, jei maksimum duočiau 18, maksimum, tikrai.
Bet jinai buvo tikrai to vaiko mama, nors aš iš pradžių galvojau, gal kokia sesė ar kažkas, žinai. O vaikui kokie 3 metai, žinai, toks praaugęs. Ir jisai akivaizdžiai serga, jį tenais norėjo vesti į reanimaciją ir jinai sako, bet jisai be manęs niekur neis, bet sako, jūsų neįleis į reanimaciją, tai jis ten biški palydėjo, tam vaikui gal nežinau, ar kažką padarė, gal ar iš piršto ėmė kraują, ar kažką, ar jį parnešė vėl verkianti pas tą mamą ir jinai tokia, žinai, atsisėdus, taip jį linguoja ir tokia jaunutė, ta prasme, žiūri jos veidą, žiūri, ta prasme, baby face'as labai ir tokia šitą vaiką taip, žinai, godžiai ir sako, viskas gerai, mamytė su tavimi, jam čia bėga kraujas iš piršto, žinai. Ir aš taip net susigraudinau, žinai, nes galvoju, ir dabar tu verksiu. Ne, aš turiu verkti, Vaiva turi verkti. Žodžiu, kad supratau, kad blema, žinai, moterims tas instinktas motiniškumo, nesvarbu, kokio amžiaus tu pasigimdai tą vaiką, aišku, būna įvairiausių, žinai, situacijų, gal tenais kažkokia nelaimingas atsitikimas, ten išprievartavimas ar dar ką, gal, žinai, ir atmeta tą vaiką atstumė, bet iš esmės tas instinktas motiniškumo nesvarbu kada, žinai, aš visada kažkaip taip klaidingai galvodavau, kad tu turi būti brandy, jau pribrendusi tam vaikui, jo pasiruošusi. Ir aš pas ją pamačiau, jin yra, pati geriausia mama tam vaikui, nepaisant to, kad jie yra, tikrai, tokia jaunutė, žinai. Siauba, žinokit, motinystė yra labai, aš niekada tokia nebuvau. Turiu 2 vaikus, tai čia daug ką pasako, žinai. Tai yra labai stipru. Aš jau gal irgi visai mama norėčiau būti. Jau gal ir atėjo tas laikas. Aha. Žiauriai faina, žinok, periodas. Biški nubrauksiu ašarą. Nubrauk. Ta prasme... Vakar glaunavom dar vakar, užvakar, neatsimenu. Ir priejo seselė, sako, žinot ką, mums tik ką skambino. Mama sako, mes žinokit, pas jūs norim matyti, nes sako, pas jūs imti kraują labai linksma, praeitą kartą buvo labai faina, sako, mes pas jūs norim. Aha. Tai net toks, žinai, kur vaikai net nori eiti į polikliniką, tai čia, žinai, šiaip tai gal ir nenorėtum, aš taip pat labai nemėgstu. Taip, tai labai fainas toks praskaidrinantis dalykas, tos raudonos nosis. Mes vieną kartą irgi esam sutikę jūs. Man atrodo, gal sutikau aš Astą su Aiste, mes ėjom ten kažko, žinai, pas gydytojų ir tokia praėjo klauniukai, žinai, tai labai faina. Paskutinis dalykas. Vaiva, tu praeitais metais tapai magistrantė, ar ne? Ir labai taip mačiau tokį fainą pasidalymą LMTA, jog tavo tas tyrimas buvo laimėjęs netgi mokslo tarybos stipendiją. Taip. Ir vadinosi taikomojo teatro, taikomojo teatro magistras ar ne, ir tyrimas tavo buvo proceso dramos įtaka savo kūno vertinimui siekiant pakeisti Instagram poveikį. Aha, labai skambiai skamba. Labai skambiai skamba. Papasakok, žmogiška kalba, kas čia buvo, ką ištyriai? Kas čia per mokslinis darbas, žinai? Magistras yra pirmasis mokslinis darbas, bakalauras yra, žinai. Pasibandymas. Čia man magistras buvo didelis iššūkis šiaip. Ir labai džiaugiuosi, kad aš jį pabaigiau, nes, žinai, gal ten buvo ir tokių, kad gal ir išeisiu, bet neišėjau ir viskas tam gerai gavosi ir pasirodo moku rašyti ir galiu rašyti. Geras. Žinai, nes labai kartais aš supratau, kad trūksta protinio darbo šitoje. Aš kartais tiesiog pasprendžiu liktis. Kažką rimtai. Nes reikia tokio, žinai. O Dieve, gyvenime nesugalvočiau spręsti likčių, bet okei. Gerai, čia varai. Jo, fainai. Ir šitas buvo iššūkis, žinai, ta protinė, žinai, mąstymo dalykas, tai čia vienas, žinai, tas rašto darbas, o pati idėja tai gimė nuo to, kad čia man ir labai padėjo mano darbo vadovė, Raimonda Agnė Medeišienė, jinai kažkaip mane paskatino šitam, sako, žinok, ir tai mokslo tarybai teikti, sako, faina tavo idėja, davai, o aš jau kažkaip norėjau ir išeiti, sakau, pabandom. Ir gavai paskatinimą tokį? Ir gavai paskatinimą, ir ten kažkaip jo, ir tai... Nes kadangi man buvo įdomi tema apie patį kūno kultą, apie mūsų kūną, apie tai, kaip mes matom savo kūną, moteris kaip mato savo kūną ir kiek daug to yra socialiniai medijai dabar ypatingai, žinai, ir kai mes tame gyvenam. Ir atrodo, taip, žinai, daug seniai jau apie tai kalbėjote, Dieve, ten, žinai, mylėkim savo kūnus, čia dabar ir visos, žinai, modeliai visi ir tokių formų iš tikrųjų. Kai pasigilinu labiau, tai niekas iš esmės daug ir nepasikeitė, labiau tai buvo kažkoks mados dalykas. Mes, žinai, mes čia už body positivity ir mes jėga.
nėra taip, kad tai būtų taip, žinai, įsisamoninti. Tai kiek daug dar moterų serga, žinai, valgymo sutrikimais, anoreksija, kiek yra bulimija. Taip, tai yra, ir man tai nėra svetimos temos, dėl to aš kažkaip labai norėjau šitą temą pagilinti su jaunom kažkokiam, su jaunom moterim. Ir tai buvo taikomasis teatras, taip vadinasi, turėjau paimti kažkokį iš taikomojo teatro elementą, proceso dramą paėmiau ir pabandžiau per tai pagilinti tiesiog šitą temą ir kaip jinai veikia. Ar įmanoma kažkaip tą savo savivertę šiek tiek pakelti, žinai, per kažkokius teatrinius dalykus ir kiek ta socialinė medija daro įtakos mūsų vaizdui šitam, ką mes matom. Ir daro, tai bet kokia, žinai, daro teigiamą, kažkam daro neigiamą, bet daro, kažkokia yra vis tiek ir man atrodo tas, žinai, body positivity, diskutuotinas labai dalykas, ar tai yra vis dėlto jau čia mes pasiekėm aukščiausią tą. Gerai, ir ką ištyriai? Kas gavosi? Kad tai proceso drama turėjo įtakos, kad šiek tiek, žinai, labiau sąmoningumą pakėlė tuo klausimu, pakėlė galbūt, žinai, savivertę kažkiek, žinai. Ir labai svarbu, man atrodo, pats svarbiausias momentas, kad kadangi tai vyko grupiai ir mes galėjom diskutuoti apie tai. Ir kiekviena, žinai, turėjo galimybę atsiverti daugiau ar mažiau, tai kad pagrindinis dalykas, ką manau, kad visos pajutė, kad aš esu ne viena tame. Net jeigu ir to nejutau gyvenime, bet buvo bent jau įdomu ir kažkaip empatiškai pažiūrėti į tai, kas taip pat yra gyvenime. Kažkam, žinai, kas neigiamai, tai žiūri, kas turi su to dabar problemų, ar turėjo anksčiau. Ir tas toksai bendrumo jausmas, kad mes ne vienas, netgi tie patys, žinai, influenceriai irgi jaučia tą patį. Žinai, tik tai, ką jie pateikia, yra... žinai, dabar jau daugiau, tai mes čia nepasidažius, žinai, aš čia tokia. Bet vis tiek, dar, man atrodo, yra tas pagražinimo kažkoks momentas. Taip, tikrai nedėsi baisios nuotraukos. Išsirenki pačią geriausią, kokią turiu tu šiuo metu. Taip yra, ne? Daug pasidarai ir išsirenki geriausią iš tų. Jo, tai man buvo labai džiugiuosi šituo. Džiugiuosi, kad pabaigiau. Ir ką dabar darysi su tuo magistru? Ar jisai, žinai, čia... Ar jisai buvo naudingas? Ne tai, kad, ar naudingas ir, žinai, nes šis Simas sako, gal vėl norėčiau magistrą studijuoti, gerai, su kuo tau jis yra reikalingas, žinai, tas daiktas. Ir jis sako, galbūt reikalingas ten dėstyti, žinai, jisai nori dėstyti ir norint dėstyti, reikia turėti magistro laipsnį. Ar tau jisai buvo reikalingas? Jo, aš dabar netgi darau dar stipendiją sugavus, tai turiu užbaigti mokyklose, aš proceso dramą bandausi dabar su jaunais, 8-okais, 9-okais. Tai žiūrėsim kaip čia. Norėtum dirbti mokslinį darbą, tokį sociologinį, per meną, per tą proceso dramą ir panašiai? Bet mokslinį ta prasme, kad kuria čia prasme? Ta prasme, pavyzdžiui, irgi imti tyrimus, daryti, žinai, gal tą doktorantūrą, žinai. Žinok, neslėpsiu. Gal net ir norėčiau, žinai, kas man patiko, kad aš buvau viena, aš turėjau vieną darbą ir jisai truko, žinai, tu per dieną ten sėdėjau labai ilgai ir man labai patiko šitas. Man patiko tas susikoncentravęs vieną dalyką, man patiko tas protinis darbas ir man patiko, kad aš esu viena ir darau vieną dalyką. Tai gal ir net nesakyčiau ne, tikrai nesakyčiau ne. Geras. Nežinau, žinai, reikėtų kažką pasimti, jeigu toliau, tai kažką rimtesnio gal. Tu, kaip suprantu, buvai mokyklai visai moksliukė, ne? Ta prasme, gerai sekės mokytis, ar ne? Aš daug pastangų nedėjau, man tiesiog sekės, aš negaliu paaiškinti. Aš net ir muzikos mokykloje aš daug negrodavau namie, bet man sekdavosi. Tai aš gal taip praplaukiau kažkaip, tai aš nebuvau durna. Ir nesu, vis dar. Klausyk, paskutinis klausimas, svarbus labai, iš rimtų temų. Tai kada tavo Davidas atvarys gyventi į Klaipėdą, ar Vilnių, ar kur be sugalvotumėt, ar kada tu važiuosi į Lenkiją? Kaip bus dabar jūsų gyvenime? Paskambinkime dabar Davidui į Zoom callas. Nežinau. Viskas dar yra neaišku. Žinai, čia kas keis gyvenimą iš esmės, tai čia tas klausimas. Tai niekas vėl nenori taip staigiai keisti jo.
Bet jisai irgi yra susijęs, ar ne, su teatru kažkiek, ar su raudonom nosim? Jisai yra irgi raudonose nosise, tai mes kaip susipažinom, o jisai šiaip mėgėjų teatre vaidina savo. Nu, jo, ir jisai renginius organizuoja, veda juos, turi improvizacijos savo mini grupę, tai visai neblogai jiems sekėsi šiaip. Tai jisai turi su tuo, jo, jisai turi tame. Tai kada jis atvažiuos, nežinau. Bet yra nuspręsta, ar čia, žinai, esat burtus kažkaip metę, kas keista savo gyvenime? Veskinom, žinai, kas. Jo, rimtai? Sunkus klausimas, ne? Čia man atsakymą. Man sakė, žinai, aš išduosiu beje. Gyti sako, tu ką kalbinsi su Vaiva? Oi, sako, apie Lenką paklausk. Į akis iš karto pradės žibėti. Tai va taip. Čia Gyti padariau tai. Tai va, tai reikia, jo. Jeigu turėsit kažkam, čia žinai, žiūrovai, jeigu turit kažkam, jeigu trūksta jums Lenko jūsų gyvenime, ar turit pasiūlymų Lenkui, galit rašyti. Gal mūsų teatras, gal mūsų teatrui trūksta Lenko. Gal ir trūktų. Kažkokia tokia, žinai, international truputėlį. Šiaip tai Lenkija, mes šią praeitą vasarą tai pravažiavom, tai pasivaikščiom po kelis miestus. Man labai patinka jų tokia kultūra ir jinai yra artima mums ir mes turim labai daug to tokio bendro, žinai. Tik tai, kas atsitiko, nu, žinai, galim nesileisti tą istoriją ar dar ką, kad kažkaip labai jau taip stengiamės ištrinti, žinai, tą bendrą istoriją ar kažkaip, kad čia ojų. Bet iš tikrųjų, ta prasme, tai mes labai vieni, žinai. Abiejų tautų respublika ir taip toliau, jo, ir jie... Nu, sakyčiau, Vilnius to alsuoja, dėja, bet taip yra. Bet žinai, aš pati iš Vilniaus, aš negaliu pasakyti kodėl, bet aš vaikystėje nemėgau Lenkų. Nu, va, kodėl? Toks, aš nežinau. Jo, čia kažkoks toks. Nes kaip pasakai Lenkas, tai, nu, žinai, tipo Vilno naša, gal iš tos serijos, bet nuostabi, aš tai dabar, kai dažnai ten ir važiuoju ir tarp žmonių ten būnu ir šiaip žiūriu ir Lenkų kiną kartu stebi, dažnai labai, labai stipru, jie turi žiauriai stiprų kiną, jie turi tokias gilias tradicijas. Ir labai... patį teatrą. Ir Varliakovskis čia žvaigždė pas mus. Šopeną jie turi. Jo, nu, taip. O mes turim Čiurlionį. Tiksliai. Kviečiu pavadinti mūsų Vilniaus oro uostą Čiurlionio oro uostą. Vėlgi reklama, žinai. Bet palauk, dar mes turėjom pakalbėti apie šitą darbą, apie Čiurlionio, kur jūs su Livija darėte. Krivickaitė, taip? Taip, su Rokus buvo kalbėjom. Taip. Kas ten buvo, papasakok truputėlį? Ten buvo Sofijos laiškai, Čiurlionio. Ir tu vaidinai Sofiją, ar ne? O Rokas Zubovas, ar ne? Jisai buvo, jo, ir dar buvo Vytautas Landsbergio anūkas su fleita. Aha. O, kaip man patinka, ten mano Rokas Zubovas ir iš vis ir Livija, jie taip fainai, jie tiesiog myli. Ir tai yra taip gerai, kad yra tokie žmonės, kuris myli ir žino, ką daryti su mūsų tikrai vienu tokiu genialiausiu, turbūt, kūrėjai Lietuvoje. Ir labai džiaugiuosi, kad jie to užsiema ir kad mane įtraukė, nes aš labai atsimenu ir jaunystėje, aš taip skaitydavau tos laiškus, man kažkaip būdavo labai artima matyti kažkas, aš eidavau, net važiuodavau Kauną tiesiog pasivaikščiot po jo muziejų, nes kažką jis turi, kas yra menininkas, tai kažką jisai prie to, kad net nepaaiškinsi. Tai jisai turėjo savo. Ar dar bus rodymų? Nežinau, vat Livija man vakar parašė žinutę, tai mes sutiksim, nežinau, kažką jinai planuoja. O klausyk, tai mano čia tiesiog toks pastebėjimas, tu labai vizualiai tinki tenai. Tu turi tą tokį, žinai. Man sakė, tu galėtum būti iš tų, žinai, senovinių filmų. Taip. Tokius, bet man, aš turiu šitą, mes ir ypač, kai taip pasikeli plaukus, nu visiškai tokia, žinai, dama iš tų laikų. Man, žinau, mes grįžom, sausį buvom Londone su Davidu. Ir man tie visi karalių rūmai, aš tiesiog ėjau taip. Nu, aš tokia jaučiu, tikrai praeitam gyvenime aš kažką ten dariau, man atrodo, man labai patinka šitas. Buvai, žinai. Ir man patinka kostiuminės dramos. Nu, tikrai mėgstu, neslėpsiu. Tai va, čia kažkas kalba iš vidaus, žinai. Kažkur būta. Kažkur būta. Jo. Nes kai numirštam, mes nemirštam, tik tai kūnas miršta. Ir tai yra laida apie religiją ir tikėjimą. Ezoteriško galo. Bloga knyga ir labai geri klausimai. Kadangi klausimai jau čia yra mūsų 9 laida, 9 podcastas, truputėlį apmažėjo. Podcastų? Ar ko? Jo, 9 podcastas. Ir apmažėjo, o ko aš pasakiau, klausimo apmažėjo čia viduje.
Tai dabar aš anksčiau sakydavau, kad čia aktoriai visokie parašė, dabar iš tikrųjų pagrindė parašė Emilė Umaraitė. Aš niekada nerašiau šitą. Nu, va, matai. Bet Emilė daug visokių gerų klausimų prigalvojo, tai gal kažką ir ištrauksim. Čia yra durni klausimai. Aha. Ko labiausiai gailiesi savo gyvenime? Čia durnas klausimas. Emilė, nu. Žinai, nieko. Nesigailiu. Ką čia gailėtis? Nesigailiu nieko. Nieko. Nieko nesigailiu. Vat ir nieko, vat ir sakysiu, kad nieko nesigailiu. Nu, jeigu gailėsiu, tai labai kažkaip liūdna. Va, žinai ką, man žiauriai patinka oželytė. Aha. Ir aš mačiau kažkokį irgi išmetę Facebook'e. Jie yra padarę laidas, dabar daro, kur garsų žmonės žiūri savo senus video kažkaip ir komentuoja. Aha. Ir man patiko. Jinai žiūri į save ir jinai komentuoja, žinai, jauno oželytė. Ir jinai kažką ten sako, partijoje ar kažkur. Ir jinai žiūri save jauną ir sako, nu kaip aš nesigailiu, kaip tu gerai, kaip aš savim didžiuos, kaip man už tave negėda oželytė, kaip man už tave negėda. Nieko nesigailiu, ką padariau. Nu tai nesigailiu. Nu ir gerai. Su tokia energija ir varyk toliau. Antras durnas klausimas. Koks tavo didžiausias poelgis vardan meilės? Vaiva, va čia tai geras klausimas. O, vardan meilės ar vardan nesąmonės meilės? Meilės, tos meilės. Apie ką kalbėjau. Didžiausias poelgis vardan meilės. Oi. Gal toks kvailiausias, galiu sakyti. Nu, sakyk kvailiausia, jeigu turi. Ant liežuvio galo. Gerai, pirmas dalykas. Daug visokių galvoju, bet pirmas dalykas, atsimenu, aš žmogaus laukiau 3 valandas lauke, kai buvo -20 snigo. Ir aš tiesiog stovėjau ir laukiau jo atsiprašyti, nes laukiau, kol jisai praeis, kad aš galėčiau atsiprašyti. Kažkas to. Sulaukiai? Jo. Buvo verta? Šalau, žinok, aš net iš vietos neįdėjau. Nu, biškai pavaikščiau, vis labai Tu galėjai nušalti ir ta prasme, tai galėjo blogų padarinių turėti. Tikrai galėjo. Amžinų. Taip, aš jaučiausi labai labai kalta, atsimenu. Ir aš turėjau... Ką tu padarei? Neatsimenu. Išdavei jį? Aš neatsimenu, žinau. Bet ar tai buvo verta? Šitos aukos. Na, dabar, žinai, iš tolimos perspektyvos gal būčiau ir pailsėjus namie geriau. Knyga kokia bloga. Žinai, kai jaunas durnas ir nesupranti ir meilė ten jau. Meilė yra kažkas kito negu kad... O dabar tau jau nuėjo rožinė akinė su meilė su Davidu, ar jau esat, žinai, kai įsimylį ir viskas. Ne, gal dabar kažkaip normaliai. Dabar net geriau negu kad buvo. Nežinau. Aha. Aš, labai įdomu, nes turbūt skirtingų tos meilės visokių mes esam patyrę gyvenime, tai viena yra, žinai, įstringa, kita ten nesąmonė, kita ten love, hate ir visą kitą. Tai šiuo atveju man yra taip ramu, kad aš net, man nei bangų kažkokių didžiulio buvo, nei kažkokių, žinai, nuokryčių. Žiauriai džiaugiuosi, kad yra, jeigu nebūtų, būtų liūdniau, bet irgi nebūtų blogai. Na tai. Ok, kada sustiksit? Nu, kada baigsis darbai dabar, kada? Žiūrėk, kada čia, gegužės 31, tai birželio 1. O, super. Super, yra planuose. Gerai, kitas. Ką, Emilė, manau. Būti ar nebūti? Nu, tai būti, man. Kuo? Gerai. Būti. Gerai. Oi. Nu. Ar galėtum išduoti draugą, kolegą dėl pinigų / šlovės? Nu, daug pinigų. Nu, manau, kad gal ir ne. Daug pinigų. Draugą, kolegą dėl pinigų, nu ne. Nu ką aš žinau, ne. Manau, kad ne. Ką, nu žinai, galim sakyti, aš labai gerai galiu save įsivaizduoti. Žinai, sakysiu, kad tikrai ne, bet ką aš žinau. Taip, aš manau, kad dėl pinigų tai tikrai ne. Gerai. Užskaitau šitą atsakymą. Paskutinis, žinok, tau čia labai lengvai slysta. Kokį nors. Geltonas dabar jau. Kokį turi keistą įprotį? Keista. Nu, varnų pomėgis, pavyzdžiui, buvo pakankamai keista. Keista įprotį. Keista įprotį.
Pavyzdžiui, dabar galiu tau gerai, užvestinti ant tako. Kažkoks panašus klausimas buvo Didier iškritęs ir jisai pasako, kaip jisai ant scenos valosi dantis. Jo, aš buvau stikus. Kaip besivalant ant scenos dantis. Tai va, tai čia pakankamai keista. Tikrai keista. Jo. Aš gal tokio keista, labai tokio jau super keista, gal ir neturiu. Keistas įprotis, bet liežuo gal. Labai mėgstu savim kalbėti mašinai, kai vairuoju. Ir tada labai mėgstu išsikekti ant kitų žmonių, kai jie vairuoja. O ką sau sakai? Kalbuosi apie kaip jaučiuosi. Kažkada čia tai buvo labai kažką intensyviai vairuodama, kalbėjau su savim ir pravažiavo Gedas iš Taško teatro. Sakau, Vaivas, ko ten kalbėjai? Tu sausnukis buvai, nes tu vairuoji ir... Ir aš sakau, aš ten su savim kalbėjau, aš ten, matai, atsakinėjau į ką norėčiau atsakyti, į ką galėjau atsakyti į tą klausimą, kai ten buvo toks situacija ir ką reikėjo atsakyti, man toks išsiventiliavau žodžiu mašinai. Tai tikrai dažnai tą darau, labai dažnai kalbuosi mašinai. Ir ką Gedasi tai? Tipo, viskas normaliai? Viskas gerai čia, viskas normalu. Bet, ta prasme, tiesiog kažkokias perinės situacijas. Ar įsivaizduoji, kaip, pavyzdžiui, garbus žurnalistas, garbesnis už mane sėdi ir tavęs klausinėja? Ne, gal labiau būna tas, žinai, kad kai kažkaip, bet čia gera pamoka, žinai, irgi, pavyzdžiui, momentu kažkokiu, ką aš galėjau kažkaip geriau sureaguoti, arba ką atsakyti, žinai, nes kartais jauti, kad užstrigė kažkoks sunkumas, žinai, ir tą sunkumą aš praventiliuoju su savim, kaip reikėjo iš tikrųjų kažką padaryti ir atsakyti. Ko gal nepadariau ar neatsakiau. Nu, tai tokia terapija įvyksta. Terapija, aš turiu savo terapinuosi prie vairo. Labai gerai. Nekalbėkime apie šiandien. Nekalbėkime apie vairą, jo. Nu, tai gerai, Vaiva. Žinok, prišnekėjom. Įdomiausia, kada aš apsiverkiu, o ne tu. Gerai, matai, kaip veikia. Turi kažkokią aurą, tu tokią. Terapinę aurą. Terapinę aurą? O tai kaip gerai. Tai gal terapinę laidą padarysim. Jo, gal keisim pobūdį. Net žuvio galo ant sielos, žinai. Vidurio. Jo. Tai labai džiaugiuosi, kad tu sutikai pakalbėti su manimi. Labai noriu tau palinkėti, kad Davidas atvažiuotų čia ir būtų šitas klausimas išspręstas. Gerai. Kad atsirastų tas vaikas, kur siekia jau, kad beveik esi pribrendus, o tada ir doktorantūra. Kai vaikus koks 5 metai. Sudėliau visą planą jūsų gyvenimo. 5 eurai. Nedėkoti, nemokėti, nereikia šiaip. Nemokamai tą darau. Tai va, jeigu norit, kreipkitės. Gyvenimo 5-mečio planas. Jo, patikrinai 5-mečio. Po to į doktorantūrą po 5 metų. Jo. Tai va. Tai sėkmės tau naujose vaidmenyse vasaros dienoje, kad atrastum tikrąją Alisą savyje. Nes tai dar ne pabaiga, ar ne? Ir viskas. Ačiū tau labai. Šiaip labai kažkaip nenorėjau aš eit, bet ačiū, kad pakvietei.